Sveiki! Dar visai neseniai prieš keletą savaičių jums pasakojau apie Alfa Romeo Junior ir sakiau, kad tą automobilį reikia vertinti kaip naują baltą popieriaus lapą, nes Alfa nebėra tokia, kokia buvo anksčiau. Šiandien aš jums papasakosiu apie naująjį ir daugumos apžvalgininkų išliaupsintą Renault 5 ir norėčiau, kad tą automobilį taip pat vertintumėt kaip naują baltą popieriaus lapą. Tačiau dėl atvirkštinės priežasties, bent jau kol aš vaikštau šitą žemę, Renault dar niekada nebuvo toks, koks yra šiandien. Taigi šiandien aš išbandau Renault 5. Modelis visiškai naujas, pagamintas 2025 metais, dugne 52 kWh baterija, teoriškai voltapa skaičiavimais galinti mus nuvežti 400 km vieną įkrovą, varantis ratai priekiniai, o gale siekia 150 arklio galių. Su elektros sukimo momentu savaime suprantama. Pirmasis modelis, gavęs Renault 5 pavadinimą, pasaulyje buvo pristatytas dar 1972 metais ir gyvavo 13 metų iki 1985. Tai buvo pakankamai ikoniškas ir visam pasauliu gerai žinomas modelis. Bet tuomet jo gamyba užsibaigė ir antram gyvenimui modelis buvo prikeltas tik po beveik 40 metų. Ir štai kaip jis atrodo. Tiesa, bent jau teoriškai tai nėra antroji Renault 5 karta, tai yra pirmoji Renault 5 E-Tech karta. Renault savo penktuką siūlo rinkti su dviem skirtingom baterijom, tai yra 40 ir 52 kWh. Su mažesne baterija teoriniais voltapa skaičiavimais nuvažiuosite apie 300 km, su didesne 52 apie 400 km. Na, o galia svyruoja nuo 95 iki 150 arklio galių. Modelis taip pat priima ir labai aukštą krovimo įtampą. Šį modelį galima krauti net iki 100 kW galia. Vadinasi, tokią bateriją nuo 10 iki 80% pakrautume maždaug per pusvalandį. O geroji dalis ta, kad automobilis ne tik priima, bet ir atiduoda elektrą, kaip pavyzdžiui šiuo atveju. Jeigu turit specialų adapterį, kurio aš aišku šiuo metu neturiu, galėsit iš automobilio tiesiog jį naudoti kaip powerbanką. Pavyzdžiui, pasikrauti telefoną, įsijungti televizorių miške, jeigu žaidžia Lietuvos rinktinė, o jūs atostogaujat su šeima. Ar galų gale, jeigu namuose dingtų elektra, iš to paties automobilio galėsit pasiimti elektrą namam ir taip ją panaudoti, pavyzdžiui, užkaisti virduliui. Jeigu jau užsimanėt šito geltono žavingo automobiliuko, tai kviečiu užsukti portalą autoplius.lt. Modelis labai naujas, tai logiška, kad naudoto automobilių skiltį dar jo nerasit, bet tikrai rasit naujų automobilių katalogą, rasit abi mano minėtas baterijas, skirtingas versijas ir taip toliau. Jeigu renkatės ne naują, o naudotą, tai stipriai rekomenduoju užsukti į tinklapį autoistorija.lt. Tai yra vieta, kur galite pasitikrinti savo automobilio praeities avarijas, skendimus, dūžius, degimus, ridą ir kitus svarbius elementus. Ir kai tikrinsitės, pasinaudokit nuolaidos kodu AUTOPLIUS15, tai suteiksim 15% nuolaidą vienai ataskaitai. Taip pat noriu priminti, kad nuo Liepos 1 dienos įsigalioja įstatymas, kuomet atvažiavus praeiti automobiliui techniniai apžiūrai, techninės apžiūros darbuotojai tikrins jo ridą ir jeigu pastebės, kad rida atsukta, techninės apžiūros jūs nepraeisit ir turėsit tą ridą pasisukti į priekį. Ar rida tikra? Kaip visada galite pasitikrinti autoistorija.lt. Pažvelkime į automobilio kėbulą. Kaip matot, jis lyg ir modernus, bet kadangi tai yra dedikacija senajam Renault 5, toks šiek tiek ir retro. Pavyzdžiui, žibintai. Štai čia turim dienos ledus, jie sudaro vieną didelį kvadratą, o pagrindinėse žibintuose yra išgraviruotas dar vienas mažas kvadratukas ir tai yra dedikacija seno Renault absoliučiai kvadratiniam kampuotom lempom. Kitas įdomus dalykas, ant kapoto yra penketas, tas penketas šviečia, šiuo metu ne, bet kai atidarau duris, jis pradeda šviesti ir jis rodo, koks yra automobilio baterijos įkrovos lygis. Nežinau, ar tai labai svarbu, nes galiu atsisėsti ir pažiūrėti procentų lygį, bet atrodo pakankamai moderniai. Automobilio ilgis 3,92 m, kaip jau suprantat, jis labai trumpas, nes ilgis nesiekia net 4 metrų, prošvaisa 14,5, tai kaip mažam miesto hatchbackui, tai iš tikrųjų daug.
Iš detalių turim 2 spalvų kėbulą, ant stogo dar galėtų būti ir raudona spalva išskirtas penketas. Štai čia turim dar vieną raudoną juostelę, kur įprastai būna chromas. Dar vieną penketą turim štai čia, turim arko apsaugas, juodą slenkstį ir kaip dabar madinga, rankenėlė, kuri yra paslėpta šalia lango. Ko gero, tai vėlgi yra dedikacija senajam Renault 5, nes senasis Renault 5 buvo dviduris, tai čia kaip ir padaryta tokia lyg ir dvidurio imitacija, nepaisant to, kad ta durų juosta vis tiek matosi. Na, o gale taip pat turim į senojo Renault 5 labai panašių žibintus, tai dar viena dedikacija. Ir man labai patinka štai čia einanti juosta, ant kurios galim rasti ne tik užrašą Renault, bet ir dar vieną penketą. Dabar kaip visada atsisėdau į vidų, tai čia irgi absoliučiai vyrauja geltona spalva, geltoną turim ant sėdynių, geltonas penketas, geltoni persijumai ant centrinės konsolės, geltonas užrašas Renault 5, netgi ir ekranuose tema yra geltona. Tai atrodo pakankamai žavingai, ta geltona gražiai kombinuojasi su tamsia spalva, kuri vyrauja taip pat automobilyje. Turim labai gražias tamsias lubas su išspaustais tokiais kvadratais. Nežinau, kam tai skirta, bet atrodo iš tikrųjų gražiai ir išskirtinai. Ir apskritai automobiliai yra toks retro pojūtis, vėlgi jaučiasi ta dedikacija senajam Renault 5. Bet aš pabandysiu ir kokybę. Tai kur dedu dešinę alkūnę patogu, porankis neprasilgina ir neužsifiksuoja. Tada taip, kur dedas kairė alkūnė šiek tiek kiečiau, bet dar pakankamai maloni medžiaga. Na, čia jau yra pakankamai įprastos ekonominės klasės hatchbackų medžiagos, ekranai netraška ir nejuda, kas yra labai gerai. Čia jau aišku yra minkšta oda. Pažiūrėkim vidurys. Vidurys truputėlį juda, bet nestipriai ir svarbiausia, kad niekas netraška ir nebarška. Pačios sėdynės yra pakankamai stipriai įrėminančios, šlaunis gal kiek mažiau, bet nugara tai tikrai neblogai įrėmina, jos valdomos mechaniškai, vienintelė automatiškai elektra valdoma vieta, tai yra nugaros išpūtimas. Vietos čia yra pakankamai, sakyčiau, jeigu jūsų ūgis iki 1,90 m. Mano ūgis 1,85 m, dabar esu sėdynė atsistumęs į pačią tolimiausią padėtį ir aš taip ne visai patogiai, bet vis dar galėčiau vairuoti be ko gero didesnių problemų. Tai jeigu esat labai didelio ūgio, tai reikėtų pasitikrinti, ar jums čia užteks vietos. Nežinau, ar norėtųsi, kad tos sėdynės valdytųsi elektra, man čia viskas kaip ir labai neblogai, sėdžiu patogiai, jos minkštos, tai turint omeny mano ūgį, aš priekaištų neturiu. Multimedijos ekranas visų pirma man patinka, kad yra pasuktas į mane, tai yra į vairuotojo, kaip ir klimato kontrolės valdymas, tai aš viską pasiekiu labai lengvai ir man net nereikia nuo sėdynės atsitraukti, tai tas yra gerai. Ekranas yra 10 colių įstrižainės, pakankamai gero dydžio, toks jis bus visose Renault 5 komplektacijose. Veikimo greitis man patinka, čia pačią sistemą kūrė Android kūrėjai, tai ta sistema labai logiška, labai gerai išdėliota, čia jau iš karto rasit Google žemėlapius. Aišku, čia yra ir be laido veikiančios Apple CarPlay Android Auto sistemos, kurias ko gero dažniausiai ir naudosit. Tai veikimo greitis geras, raiška gera ir apskritai nelabai turiu kur čia kabinėtis. Beje, tame pačiame ekrane įsijungia ir sėdynių, ir vairo šildymas. Vairo šildymas šitam mažam hatchback'e. Nice. Klimato kontrolės valdymas, apie kurį truputėlį užsiminiau, yra štai čia apačioj. Klimatas vis dar valdomas fiziniais mygtukais. Tikiuosi, kad tai niekada gyvenime ir nepasikeis. Tai turim vieną klimato kontrolės zoną, bet tokiam mažam automobilį gal ir nebūtų prasmės tų 2 zonų turėti. Bet čia bent jau ne kondicionierius, o klimato kontrolė tas yra gerai. Valdoma fiziniais mygtukais tas yra labai gerai. Tai jeigu jau norėčiau prie kažko prisikabinti, tai galėčiau prisikabinti prie to, kad ta informacija klimato rodoma multimedijos ekrano apačioje. Tai jeigu būtų atskiras ekranas prie tų mygtukų, gal būtų šiek tiek patogiau. Nu, bet čia jau kabinėjas nesnoriu, principe tai nėra problema. Vairuotojų rodmenys taip pat skaitmeniniai, kitokių su šiuo modeliu ir nerasit. Pats ekranas greitas, taip pat labai geros raiškos, talpina daug su važiavimu ir saugumo sistemoms susijusios informacijos, turi keletą nestipriai besikeičiančių vizualizacijų, sakykime, įprastinio tachometro, spidometro pasidaryti net ir nepavyks. Bet jis turi nuostabų elementą, kurio bent jau kol kas, kiek žinau, neturi joks kitas automobilis, arba bent jau aš jame nesėdėjau.
Čia galima įsikelti navigacijos rodmenis ir ne šiaip bet kokios navigacijos, kurią, sakykime, minėjau, pavyzdžiui, Google žemėlapių. Čia galima įsikelti Waze rodmenis. Tai tokį dalyką sutinku pirmą kartą, jis labai naudingas ir ta navigacija yra per daugiau negu pusę ekrano, tai viskas labai aiškiai, labai ryškiai matosi, iškart matysit, kur pasukti. Nežinau, bravo. Vienas, ko gero, turint omeny ekonominės klasės elektrinius hatchbackus, vienas, ko gero, pačių geriausių vairuotojų ekranų. Pats vairas apsiūtas oda, malonus lietimui, apačioje turim šiek tiek taškuotos odos, kaip minėjau, jis taip pat yra ir šildomas, kas yra labai faina. Čia turim Multisense mygtuką, kuris, aišku, mums leidžia perjungti važiavimo režimus, kurie tikrai jaučiasi elektravaromam automobilį. Vairas multifunkciniai mygtukai yra fiziniai, bet jie išlieti kaip vienas mygtukas, tai aš čia matau šiokį tokį trūkumą dėl lietimo atminties, nes važiuojant į kelią, aš vis tiek turiu pasižiūrėti, ar tikrai tą mygtuką spaudžiu, bet jie nėra jautrus lietimui, čia jau aš bet kokiu atveju galiu dėti kaip pliusą. Mentelių regeneracijos už vairo mes neturim, nes regeneracinis režimas yra tik vienas, galim važiuoti įsijungę D arba B, tai tada turėsim pakankamai stiprią regeneraciją, kas bent jau man iš tikrųjų patinka ir plius, aišku, grąžina šiek tiek elektros atgal į bateriją. Tas vairas taip pat ir reguliuojasi, kol kas jis atstumtas į artimiausią ir žemiausią padėtį, bet tų padėčių yra tikrai nemažai, tai kaip minėjau, jeigu esat labai didelis ir sėdynės atsistumti neužtenka, tai gal dar padės šiek tiek tas vairo pastumimas į priekį. Dar du dalykus noriu papasakoti apie šį automobilį. Tai visų pirma yra, kairiai pusė yra mygtukas, kur apskritimas apibrėžtas aplink automobilį ir tą mygtuką paspaudus 2 kartus išsijungia visos nereikalingos kontrolės sistemos, kurios įprastai kitose automobiliuose mes turim išjunginėti per multimedijos ekraną ar per vairuotojo ekraną, ieškoti čia kažko kiekvieną kartą užkūrus. 6, 7, 8 kartus paspaudžiu mygtuką, kad nueidžiu žemyn ir kai nuvažiuoju iki parduotuvės, užgesinu automobilį, nueinu į parduotuvę, grįžtu, vėl užsikuriu. Ir vėl aš turiu padaryti tą patį. Nu, Jėzus. O čia kiekvieną kartą užkūrus užteks vieną mygtuką paspausti 2 kartus. Antras dalykas, kuris mane šiek tiek erzina, bet tai yra ne tik šio, bet ir apskritai Renault ir dar kai kurių automobilių problema. Pavarų permetimo svirtis perkelta štai čia už vairo. Labai gerai, nes per vidurį mes turim šiek tiek daugiau vietos. Bet esmė tokia, kad važiuojant ir ypatingai kol automobilis dar nepažįstamas, aš noriu įsijungti valytuvus ir aš važiuodamas bandau įsijungti atbulinį. Aišku, ačiū Dievui, kad tas automobilis pakankamai protingas ir prie 110 man atbulinį jungti neleidžia. O dabar dėtuvės. Duryse turim po dėtuvę, kuri yra pakankamai plati, bet bortelis labai neaukštas. Tai aš spėju, kad kažkokį buteliuką, pavyzdžiui, dėjus, jis gali net ir išvirsti ant staigesnio posūkio, tai tokia keistoka dėtuvėlė. Čia už vairo, kuriai pusė neturim nieko. Štai čia turim vieną patogią dėtuvę įsidėti telefonui su bevėlio įkrovimo funkcija. Vieną tokią lyg ir vietą kažkam tai pasidėti, pavyzdžiui, pusėj telefono. Kita yra vietelė, kur irgi nežinau, ką dėčiau, turbūt kokį nors čekį arba, pavyzdžiui, automobilio raktelį, kuris taip pilnai irgi netelpa į tą dėtuvę, keistoka. Čia turim vieną didelę dėtuvę, kuri gali būti arba dėtuvė, arba įsideda perskirimas, yra 2 puodelių laikikliai, tai į vieną iš jų telpa autoplius milžinpuodis, į kitą netelpa, tai kaip jau supratot, 2 dydžių buteliukam ar podeliam. Ir turim vieną dėtuvę štai čia įprastoj vietoj, kuri yra tokia, sakykim, gal vidutinio dydžio, bet tikrai ne per didelė. Nu, dabar sėsim į galą. Pažiūrėkit, kaip puikiai netelpa mano pėdos. Priekinė sėdynė nustatyta taip, kaip aš vairuoju. Mano ūgis 1,84 m. Jinai nuleista į pačią žemiausią padėtį ir mano pėdos netelpa po sėdynę, tai jos visada pasuktos į šonus. Kiek keliam vietos aš gal nerodysiu. Jeigu jau išsitiesiu, pasisukęs koja šonu, tai galva kaip ir telpa. Truputėlį liečiasi prie lubų, bet, sakykim, telpa. Iš principo čia sėdėti nėra labai malonu, nebent neturit kojų, tada viskas bus labai gerai. Toliau turim po kišenėlį už kiekvienos sėdynės. Vienoj iš kišenėlių yra tokia etiketė, tai yra su 4 Renault 5 modeliais, tokia žaisminga detalė, kurios iš principo kaip ir nesimato. Toliau turim Isofix vaikiškos kėdutės tvirtinimus vienoj pusėje, kitoj pusėje. Ačiū Dievui, kad turim priekį, tada bent jau galėsim patogiai tą vaiką su tą kėdutę įdėti, nes čia nelabai norėčiau to vaiko krauti, nebent aišku priekiniai sėdynį nieks nesėdėtų ir galėčiau nuslinkti, tada gal būtų neblogai.
Toliau, ką čia mes turim, porankio neturim, sėdynės dalinasi 40-60, nusilenkia jos labai paprastai, tada galit važiuodama apžiūrėti, pavyzdžiui, savo krovimo laidus, bet tas sėdynės užlenkiant prisispaudžia diržas ir jį vėlgi reiks visada ištraukti ir tik tada tas sėdynės užlenkti, tas nelabai patogu, o langas labai mažas turėtų tilpti į dureles. Ne, netelpa. Tai tiek. Na, o dabar bagažinė, jos talpa 326 litrai, tai yra net 15 litrų daugiau negu Peugeot E208, pavyzdžiui. Taip, nuimsiu šitą juokingą bagažinės dangtelį. Jis, aišku, po dvigubų dugnu netelpa, nes ten nieko nėra. Toliau, laidus irgi ištrauksiu, akivaizdu, kad jie tiesiog visada turės mėtytis bagažinį, nes po kapotų vietos taip pat nėra. Toliau turim, kaip minėjau, prieš tai atsilenkiančias sėdynės. Jos atsilenkia svirtelės patraukimu, bet jeigu priekinė sėdynė mano nuslinkta per toli, jau vėlgi aš turiu ją patraukti priekį. Ir tik tai tada tos sėdynės nusilenkia. Čia turim labai gilų dugną, tai kažką ištraukti gali būti sudėtinga ir gali būti, kad nudaužysim šitą kampą, bet čia uždengtas plasmasė, tai netaip ir baisu. Turim 1-2 kabliukus pirkinių krepšeliam. Nu ir tiek te turim. Kalbant apie valdymą, tai aišku, automobilis geriausiai jaučiasi mieste. Visų pirma, dėl to, kad jis mažas, su juo nesunku bus įtilpti, kažkur pralyst. Plius turim elektros sukimo momentą, tai jis gana staigus ir žvitrus, nes vos paspaudus iškart prasideda akceleracija. Plius labai mažas susisukimo spindulys, kuris siekia vos daugiau negu 10 metrų, 10,3, jeigu gerai atsimenu, tai prie parduotuvių ar daugiabučių kiemuose tikrai nesudėtingai ir labai greit apsisuksit. Ir apskritai mane maloniai stebina automobilio valdymo savybės, nes važiuoklė gana kokybiškai reaguoja į vairų perdamas komandas, automobilis reaguoja staigiai, tai man atrodo, kad net ir užmiesčio vingiuotose keliukuose kartais būtų galima pravažiuoti visai smagiai. Tiesą pasakiau. Kalbant apie komfortą, tai svarbu suvokti, kad važiuojam su trumpa ir siaurą ratų bazę turinčių modelių. Dugne sunkios baterijos, ratai 18 colių. Ir man vis tiek patinka komforto ir valdymo santykis. Aišku, automobilis nėra 7 BMW, tai jis čia į užmiestį tikrai neplauks, bet jis neblogai susitvarko su kelio nelygumais, su gulinčiais policininkais. Kartais būna taip, kad kai automobilį sunkios baterijos ir ypatingai kai tas automobilis šiek tiek ilgesnis, pervažiavus per gulintį policininką, galas taip linguoja, atrodo, kad pervažiavom per kalniuką su sena silkė, kuriai baigėsi galiniai amortizatoriai ir jie paskui šokinė. Tai čia to nėra. Netgi ir dabar važiuoju per pakankamai nelygų asfaltą ir jokio smūgio nejaučiu, pervažiuodamas per vieną ar kitą duobę. Važiuoklė tikrai gerai susitvarko, tai čia dar viena vieta, kur esu maloniai nustebintas. Sąnaudos, jos siekia 16 kWh 100 km ir iš to, kaip visada pasakysiu, 2 dalykus. Jeigu kaip aš už kWh namie mokat 21 centą, tai 100 km kainuos 3,30 €, kas yra labai sąžininga suma. O turint omeny, kad modelyje sumontuota 54 kWh baterija, tai realybėj, o ne VLTP skaičiavimais, viena įkrova nuvažiuosim apie 325 km. Turint omeny, kad baterija maža, tai irgi negaliu pykti. Matomumas priekyje tikrai geras, gal šiek tiek norėčiau kilstelt vidurinį veidrodėlį, bet šiaip tikrai viskas neblogai. Truputį storio turi statramstis, bet lyg ir matomumui netrukdo. Kaip mažam automobiliui gana dideli veidrodėliai, tai čia irgi viskas matosi gerai. Na, o galinis langas, aišku, mažas, siauras, man trukdo ir stori statramščiai, ir galinių sėdynių atlošai, tai juos nuėmus to vaizdo truputėlį padaugėtų, bet aišku, kai galia tiek vietos, gal jų apskritai net nereikia, nes ten kaži ar kažkas dažnai važiuos. O šoniniai statramščiai irgi labai stori, tai jeigu atbulom reiktų išvažiuoti į intensyvų eismą, gali susikurti šiokia tokia nematomumo zona. O dabar garso izoliaciją pabandykim prie 50 km/h. 59-60 decibelų nėra taip ir blogai. Padidinkim iki 90. Prie 90 km/h turim 68 decibelus, tai aišku yra daugiau,
bet situacija tikrai netragiška, nes net ir jausmiškai su kolega operatorium tikrai susišnekėt galima. Na, o pabaigai, kaip visada, šiek tiek skaičių. Jeigu esat Biržų rajono gyventojas, jums 50 ir vairuojat daugiau negu 18 metų, kasko draudimas kainuos apie 550 eurų. 18 metų Vilniečiui draudimo kaina pakils maždaug 300 eurų ir kainuos apie 850 eurų, tai man ta kaina atrodo net labai sąžininga. Pačio modelio kaina su mažesnė 40 kWh baterija startuoja nuo 27 000 ir beveik 300, kas yra pakankamai sąžininga ir konkurencinga kaina. Alternatyvų taip pat yra sočiai, pavyzdžiui, Hyundai Inster, Peugeot E208, Volkswagen ID3, Cupra Bornas, Fiat 500, Citroen EC3, žodžiu, visko net nevardinsiu, tikrai labai daug. Ar verta iš visų mano išvardintų ir apskritai rinkoje esančių alternatyvų rinktis Renault 5? Pačiam sunkiai liežuvis apsiverčia, bet taip, net labai verta. Automobilis stilingas, kokybiškai vairuojamas, gana komfortiškas, turi puikiai veikiančias elektronikos sistemas viduje, turi sąlyginai gerą nuvažiuojamą atstumą ir aišku, gale šiek tiek trūksta vietos, bagažinė mažoka, bet negi čia ne visų šito segmento hatchbackų problema. Tai jeigu ieškote elektra varomą mažo hatchbacko, būtinai jį išbandykit, o aš sakau šiandien visiems ačiū, pasubscribinkit, palaikinkit, užsukite mūsų socialinius tinklus ir gero pasivažinėjimo. Iki!